Labą dieną. Noriu pristatyti jums objektą. Padušio kaimas, Antazavė. Čia parduodamas yra kaimo turizmo verslas ir iš tikrųjų vieta labai graži. Tai pravažiuos viena iš mašinų. Šitame name gyvena savininkai ir jie prižiūri visą šitą grožį esantį aplink. Tai dabar trumpai pabandysiu greitai viską atbėgti. Čia yra vienas iš namukų, kuriuos savininkai prižiūri ir nuomoja. Tai prabėgom. Turime čionais 2 lovas, gali sutilpti iki 4 svečių. Aišku, jaukiai, kukliai paimti, pernakvoti, tačiau visas pagrindinis dalykas tai yra šitos sodybos, tai buvimas lauke, terasose arba pirtyse. Čia yra namukas numeris 1, turime šulinį ir čia yra ūkinis pastatas. Ir ūkinis pastatas yra skeltas į kelias dalis. Tai ši dalis, kur matote, yra palikta ūkio reikmėms ir darbams. Ir apatinė dalis yra įrengta kaip didžiulė salė ir turime tenais net virtuvėlę ir dušo kabiną. Taigi praeiname. Čia yra didžiausias turbūt kambarys. Jame galima ne tik gerai praleisti laiką, pasikranti židinį, bet ir jame nakvoti. Tada einame į virtuvę. Taigi, virtuvė. Yra nedidelė įeinama virtuvėlė. Galima pasigaminti valgyti. Šitoje pusėje mes turime šaldytuvą, skalbimo mašiną, boilerį ir sanmazgą, kuriame galima susitvarkyti. Einam toliau. Viršui, aukščiau to didelio kambario turime taip pat miegamųjų vietų. Jos patekimas yra ne per vidų, o per išorę. Pasižiūrėkit, koks vaizdas. Čia terasoje tikrai galite atsigerti ir kavos, ir labai smagiai pasėdėti vakare, pasišnekėti, pažaisti kortomis ir kita. Taigi, čia turime dar vieną patalpą, kurioje apgyvendami svečiai. Lovas galima pastatyti kiek didesnes. Čia vietos pakanka ir jeigu norėtumėt praplėsti, už šitos sienos yra galimybė dar praplėsti ir padaryti dar didesnį kambarį arba visiškai atskirą kambarį iš kitos pusės. Tai leidžiame žemyn. Sklypas yra didžiulis, labai gražiai apaugintas dekoratyviniais augalais, gėlėmis ir krūmais. Turime čia dar didžiulę terasą. Tada turime vieną atskirą nedidelį kambariuką šitoj pusėje ūkinio, kuriame taip pat šiuo metu yra tik viengulė lova, bet kitoj pusėje galima pastatyti taip pat irgi viengulę lovą arba galima pastatyti dvigulę. Ir einam. Vienas iš gražiausių šio objekto aspektų tai yra man dūminė pirtis autentiška. Jos nuotraukos yra patalpintos skelbime. Taip pat tie žmonės, kurie nemėgsta dūminės pirties, gali eiti ir pramogauti saunoje. Turime vieną tvenkinį šioje pusėje. Taip pat turime dar vieną tvenkinį čia. Praleiskime kur nors ir pasižiūrėkime. Op. Va. Jeigu norėtumėte tęsti, įmanoma šito vietoj dar
vieną tvenkinį tvenkti ir pasidaryti dar didesnį. O šioje pusėje yra šventoji. Teka šventoji, nes kitoje slėnio pusėje yra jau pati Antalieptė, po kairė ten toliau yra Dusetos. Yra labai daug ką nuveikti šituose kraštuose. Tad jeigu ieškote sodybos pirkimui, investicijai, ar galvojate pakeisti savo gyvenimą ir nulipti nuo kompiuterio ir pradėti užsiiminėti kaimo turizmo verslu, siūlau su manimi susisiekti ir turėsite tokių draugų kaip šis gandras, kuris turbūt kasdien ateina ir stebina visus atvykstančius čia. Daugiau informacijos apie sodybą suteiksiu, kai jūs man paskambinsite. Ir sodyba yra parduodama kaip veikiantis verslas, parduodama tokia kaip yra. Ir kaip ir sakiau, gyvenama yra šitame name ir prižiūrima visa likusi dalis. Jeigu norite, galite nuomoti šį namą ir taip bus dar daugiau svečiams vietos. Viskas išpuoselėta, viskas labai gražu. Laukiu skambučio ir iki susitikimo apžiūroje Padusčio.